Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Laidą pristato žemų kainų parduotuvė visai šeimai. Asorti.lt. Šiandien vaikais rūpintis paprasčiau nei tuomet, kada mus augino mūsų tėvai. Kaip mažiulius auklėjo ir augino, kai net elementariausių sauskelnių nebuvo. Pasakoja žurnalistė Laima Lavastė. Peržengus žymios rašytojos žurnalistės Laimos Lavastė vasarnamio slenkstį apgaubė jauki namų šiluma. Ne dėl rusenančio židinio, kuris tik nedidelė detalė tarp gausybės jaukumą kuriančių gražių daiktų, bet dėl vasarnamio valdovės spinduliuojančios energijos. Aplinkui šurmuliuojantis vaikai rašytojos anūkai, o atvykusi viešinė mylima Marti. Nors rašytoja dėmesingai saugoja savo privatų gyvenimą, įdomu praskleisti paslapties šydą ir dirstelėti, kaip ši žavi moteris prieš 30 metų augino panašaus amžiaus savo vaikus. Kai mes auginom vaikus, iš tikrųjų nebuvo tų vadinamųjų pampersų ar sauskelnių, nebuvo tų košyčių, kažkokių dabar, kurios yra jau padarytos, reikia tik vandenuko užpilti. Mes viską darėm pačios ir prisimenu, kad atydavo vakaras, mano vaikai suguldyti, tarp mano vaikų skirtumas buvo metai ir 3 mėnesiai. Ir aš einu į darbą, į antrą pamainą, nes vonioje laukia 2 didžiuliai kibirai tų vystyklų. Tai gana buvo toksai, sakyčiau, tas auginimas buvo nelengvas, bet nebuvo tokio skubėjimo, nes buvo viskas kažkaip, kaip sureguliuota. Ir dabar, kai atėjo šie laikai, ir aš pati esu rašiusi ir daug skaičiau apie tai, kaip moteris, štai suėjo vaikui 3 mėnesiai, ir jau jos didžiuojasi, kad jos numetė tą vaiką aukliai, nes turi labai gerą auklę, labai daug moka, vaikas puikiai yra aprūpintas, bet jinai būtinai turi eiti darbą, nes matote, jos verslas gali nukentėti. Dėl ko mūsų santykiai su vaikais mano yra labai geri, kažkaip niekada nebuvo tokio atstumo, kad aš mama ir tu manęs turi klausyti, nes aš mama. Niekada nebuvo. Tu manęs turi klausyti, nes aš dabar žinau, tai esu išgyvenusi. Rašytoja pasakojo, kad vaikus ugdė savo kasdieniniu gyvenimo pavyzdžiu, o ne nurodinėjimais, kas yra gera ar bloga. Kai netikėtai Laima Lavastė paklausė anūkės, ar nykštukai nepaliko stalčiuje dovanėlės, netrukome įsitikinti, kad šiuose namuose neišblėsta magiška nuotaika, o priimtiniausias vaikų auklėjimo metodas – pasaka. Bet mūsų lietuviškos pasakos, tai viešpatie, tai nėra baisiau. Aš buvau su anūkė, su Emilė, pirmą kartą Lėlės teatre, kai jie buvo 4 metukai. Ir kai aktorius visai salėje tiesiog užrėkė, tai dabar vaikučiai, kirsime raganai galvą. Viešpatie, mano Emilė už ausų susiėmė, visa salė klykia, vaikai rėkia, vaikai verkia. Na, toks spektaklis. Bet kai aš savo pasakas skaitydavau vaikams, tai, žinai, tos baisiuosius lietuviškus tos elementus, žmogžudysčių, įkritimo į žarijų duobę ir panašiai išleisdavau. Kažkaip tai dar prikurdavau, kad štai va, jiems kas gerai, nes jis buvo geras, jis buvo doras. Čia su tokia bloga močiutė, kuri dar dirba. Ir aš vaizduoju, kad tie mano anūkai, nori tos močiutės, tegul bus žilais plaukais, kokios nors apvalesnės, su pilvuku, kad prisiglaustų prie jos, kad jinai ten va, kažkaip tai jos galvelės paglostytų, ten dar kažkas su jais būtų, vaikščiotų, ten gėlės rinktų, uogas rinktų. Dabar visai Lietuvoje prisipažinsiu, kad esu mušusi savo vaikus. Bet ne diržu, ne vytinę, ne virvę. Tiesiog pliaukštelėjusi gal porą kartų esu tikrai. Na, ar man gėda dėl to? Nepasakyčiau. Aš pati esu gavusi nuo savo tėčio, atsimenu, vieną vienintelį kartą gyvenime per užpakalį ir labai dėkinga, kad gavau. O gavau už tai, kad iš kolūkio laukų prisiroviau dobilėlių savo triušiui. Ir taip gerai galvoju į kailį, kad manau, kad jau praėjo nuo to laiko 50 metų, bet aš gyvenime nesu paėmęs svetimą daiktą. Lygindama savo vaikų ir anūkų vaikystę, Laima Lavastė pripažino, kad anuomet, kai vaikams iškepdavo blynus ar išvirdavo kompotą, tai jau būdavo šventė, o šiais laikais vaikai išrankesni. Prisimenu, kai mano vaikai augo, tai galbūt mes mažai labai turėjom ten, tikrai, visi gyvenom labai paprastai, neturtingai. Ką namuose padarydavai, blynai, tai makaronai, ten balta siurbytė, visi viską valgydavo. Kai dabar anūkai pas mane svečiuose, tai aš taip zuju kaip ta zylė nuo stalo iki viryklės, nuo viryklės iki stalo, nes vienas nevalgo morkų, nes nemėgsta. Amžinai girdžiu tą žodį nemėgstu. Tada sakau, vaikai, ką aš čia per nemėgstu? Jeigu išvirta, reikia valgyti. Paklausus, koks yra Laimos Lavastės šeimos idealas, jis su rašytojai būdinga fantazija nupiešė mažą savo šeimos pasaką. Jums patiko šitas mano namas, vasarnamis. Tai aš įsivaizduoju, mano laiminga šeima turi taip atrodyti. Mano vasarnamis turi turėti dar 1 aukštą, jis dabar yra 2 aukštų, norėčiau 3.
Pirmam aukšte gyvena mano tėtis ir mama. Tėčio jau nebeturim, dar viena mama. Jie abu išeina į sodą, žiūri, kaip žydė obelis, sėdi po žydinčiais krūmais, aš jam atnešu arbatos. Antram aukšte gyvena visi mano vaikai, visi mano anūkai. Ten vyksta savas gyvenimas. O trečiam aukšte, kaip angelas, visus apglėbusi, aš viską matau, viską žinau ir, kaip sakyti, juos globoju ir viską galiu jam duoti. Iki pilnos šeimos idilės kartais gali trukti tik vieno aukšto. Vienok, šiuose namuose vyroja tokia harmonija, kuomet nieko nesinori atimti ar pridėti. Tad atitinkamai užbaigdami šį retro šeimininį interviu, nerodysime močiutės prie krosnės kepančios blinus ar vartančios senų fotografijų albumą, nes Laima Lavastė išskuba į džiazo koncertą.